Labas dienas. Labas dienas. Pasilgom jūsų labai. Sugrįžtam. Šiaip mes visą laiką mėnesį sugrįžtam. Jo, visą laiką mes sakom ir vėl mes sugrįžtam. Dabar jau prižadam, bus dažniau. Mes pailsėję, mes esam ahujieni ir mes judėsim. Mes neužsiknistę pagaliau ateina. Taip, mes dabar jau laimingi, patenkinti. Žiauru, čia tokį duosim kontentą jums žiauru. Jūs pizda Jūs apakę bus. Išprotėję bus. Apakę. Gerai, viskas. Gerai, mes turim šiandien jums paruošę laidą, kurios patys nematėm, tai šis nematė net jokios ištraukos, ne? Aš vis neįsivaizduoju, ką čia. Aš mačiau vieną ištrauką, kuri man žiauriai patiko, ten buvo močiutė, kuri Zanzibare mokė žmonės daryti atspaudimus ir aš noriu jums irgi parodyti, tai aš nieko daugiau ir nemačiau. Kaip su AI jums daro? Tu esi juodas. Nenusivalo. Nu, čia yra jau kitas lygis. Medijos pasiektas. Galimai mumis ir pakeis. Jo. Galimai mumis ir pakeis. Žmonės, kurie ateina pas mus į močiučių restoraną, aš tiesiog stengiuosi atiduoti vis meilį, bet apšokinėju apie visus. Bet jos tikrai, tu jauti meilę ten atėjęs. Kaip faina. Valgiau varškėčius, geriau arbatėlę. Buvo neįtikėtinai. Bet aš norėčiau, kad mane močiutė aptarnautų tokiam. Nu jo. O ką aš darau, žmonės pasodinu? Pašneku, strongint trauktinikį, pagirdu, apžiūriu visus. Nu, mano darbė, tai mano pagrindinė veikla tai yra prižiūrėti visus. Tai yra, kad būtų pinigai vietoje, kad kasa būtų tvarkingai, kad būtų klientai visi aptarnauti pagal eilę. Ne to kaip Zita ateina. Jinai bosė yra. Ir dabar stumsant Zitas paklausom. Pasodina, toliau paskui tik blevizgoje. Aš rūpinosi tik emocijom. Jau prasideda realybės šou dramas. Ties pusantros minutės jau. Ką apie mane Aušra sakė? Atveskit čia tą Aušrą, neklausykit. O ta pizda. O pizda irgi gera. Gerai yra tos mano kolegės, labai gerai yra. Viena tokia, kita kitokia. Jos man atneša įpilą, kaip sakant, turiu kairę ranką. Nu, aš neišgerus jau dirbti negalėčiau, bet man kolegės visą laiką pagelbė. Aš kaip tik norėjau sakyti, duoda tokį vaibą biškai. Išgeriančias. Kelint stalelis, Audrelė? 16. 16. Sugalvoja jinai tą 16 tikrai. Stalelis, nebeina stiklelis. Oi lylė, oi lylė, la la. Man labiausiai patink žmonės. Žmonių bendravimas. O ką jie valgo ir ką jie geria, visiškai vienodai. Absoliučiai man patinka jų bendravimas, jų šiluma. Jiems gali kartais kitam žmogui, kaip sako, pasijusti namie. O ką jie ten suvalgė išgirti. Jums tokia valdinga moteris atrodo. Aš jau jų nebeskiriu. Šilumos, meilės. Čia ta, kuri dėl inant emocijos. O čia Aušra. Jinai visada pasirūpins, kad kiekvienas būtų pamaitintas. Svarbiausiai maistas būtų patiektas. Prižiūrėti, kad maistas būtų. Ir Virginija. Skanus, kad būtų viskas taip čiki, kaip turbūt. Virginija labiausiai pavargus tai yra. Man jau tokia močiutiškiausia. Aha. Nu, kas čia kelinta? Nešami 11 stalo. 11, gerai. Maltinukai. Ačiū merginos. O Zita tik zuja, jinai jai tik šokiai, dainos, jinai tik gali su visais blevizgot, jinai visokius cirkus čia pas mus krečia. Aušra belė kaip nemėgsta jo, belė kaip Zitas nekenčia. In vyrui šitą visą pasaką kiekvieną vakarą tą pačią istoriją. Kur reiks važiuoti? Į Afriką? O Zita važiuos? Aš nevarau tada. Aš tada nevarau. Tegul Zita ir varo ten. Blevizgoje. Kartais būna, oho, kiek mes turim veiklos. Šiaip karšta moteris susideganti, mėgstanti greitį, viskas turi judėti pas mane greitai. Kaip čia eilės juda pas močiučių restorane greitai, taip ir man viskas turi visas gyvenimas. Greitas. Jin jaunystėje buvo mergina, man atrodo. Bliama, tai tokia tikrai. Stipri, pajudanti tikrai. Ratapis 100%. Daugiau už mūsų idėją tikrai. Gerai, kepam, kaip burbuliuoja. Ne, tikrai pirmą kartą stoju prie friturkės, čia nesąmonė yra. Niekieno taip nestebino friturkė. O, vau, kepa! Burbuliuoja, Iškiniai kleckai ir kaip ir su padažu grietininiu. Gerai, einam padažiuką, o ką kvep. Aš žmogus esu dirbus labai daug virtuvių ir daug restoranų. Aš galiu pasakyti, kad niekur nėra tokios draugiškos virtuvės. Niekur.
Niekur nebūna Niekur žmonės. nesako, oi, bul. Ne, nieks nesidžiaugia fritiūrkė, nieks nesidžiaugia dedant kleckus. Dažniausiai mano visa patirtis būdavo, kad tiesiog visi rėkia ant tavęs. Rėkia, šaukia, nepatenkinti, neš kleckus savo. Dabar Gerardui užpypim. Tu to kepsi dabar. Taip, ne? Taip. A to jėstate jie čia? Man paragar, o ką kaip žmogui duosi, paklaus, kuo nieko nežinau. Kleckiukai žalumos. Dar su mėsa dar turim. Dar turim su mėsa. Gerai mums tauka. Oi, skanus kiek man. Kelė kaip. Aš noriu, man šitą restoraną dabar. What the fuck? Oi, Toks transitions. Rokas Jum skambina. lėktuvas sakys. Klausom, direktoriau. Labas, babos. Atvykstu pas jūs į svečius. Rimtam pokalbiui laukit manęs, už kelių minučių būsiu. Laukiam gerai. Babos? Negali sakyti babos, man labai negražu. Negražiai. Sakai babos. Močiutė sakytų. Nu, babos. Man labai negražu. Pastebėjai, kad visos močiutės laiko taip telefoną? Kad neitų radijo bangos. Labas, babos. Atvykstu pas jūs į svečius. Radio bangos. Rimtam pokalbiui laukit manęs, už kelių minučių būsiu. Laukiam gerai. Nes jai net neskambina. ir jinai- Mergaitės. Dabar apsimeskit, kad jums skambina. Gerai, laukiam gerai. Gerai. Prisidirbom. Prisidirbam. Jau atlyginimą mažins. Eisim ant kilimo šiandieną. Tu Zita vapšė nedirbi. Sakė, kad tu tik bazarinį ir tau įpila paskui. Nenustep, kad ir sumažins tau Atlyginimą atlyginimą. mažinti. Žiūrėk, susikibusias už rankų Nu. dievulių. O ne. Nu ką, babos ramiai. Atsinešiu žemėlapį. Turiu jums iššūkį. Babos, mes keliausim ir jūs nusipelnėt atostogų. Mes keliausim. Pasirodo, jin labiausiai tuzinėks. Vilėjo, Matai, tik kaip laukia. sureagavo? Tik laukia. Šampaniuką! Jie- Šampaniuką! Jie labiau nustebino tik tai friturkės aliejus, kai čirškinas. Bet čia mums reikia atsargiai, nes čia su rasistiniais galime mes prasprūsti. Nesakykim nieko. Nu gerai. Gerardai? Gerardai, kirp. Viską. Klausykis. Ką iki šiol sakėm. O jeigu, pavyzdžiui, kad įlips į vandenį, ne, Kad ir sakysiu, gal nusipraus. Čia jau Slidus. 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 Bet ne, jaučiu gal. Ne, gal. Nu ką. Mes. Nežinau. Gerardai, mūsų likimas tavo rankose dabar. Mano va karjera čia yra ir tu dabar darai, ką nori su jie. Turit 5 minutės susikrauti lagaminams. 5 minutės. Taip. Tai aš čia iš restorano tos lagaminus Taip krausiu. ir taip ir skris Zitulė, kas su tau? neriniotom suknėm. Niekur nesu mačius, niekur nesu keliavus. Jūs žinotumėt, Kai jūs žinotumėt, kiek aš mačiusias į juodą, į visokį, į baltą, Kiek? didelį, į O mažą. Jezu, Pas a jūs man gruziną. pasakat. Va tokie. Kas? Nu, bibi. Opa. O, bonkelė. susikraus daiktus, Zitulė, žiūrėk. pasako, ką pasiėmė? vaistų, pinigėlių ir gyvenimui gal sakau 3 kartą ištekės. Už juodo. Juoda Aš jau suknia. už juodo prie juodo tinka. Jie patys jau Ir mėta. mes parinamės Ir dėl jie savęs. patys jau mėto. Močiutės didžiausias. Nu, kračiu. Oi, kiek daiktų. Pasako, kai tu esi dabar jau pirmą kartą oro uoste, Nu, kaip pirmą kartą Tušas reaguoju. nubėgęs, Oi, atrodo. įspūdžiai pasakoja. Dar net nepradėjo skristi. Žmonių visokių skirtingų vaikščių, spalvotų, tokių ir tokių, va, visi žiūri. Koks keistas. Spalvotų, girdėjai? Spalvotų žmonių? Nu. Ai. Nu, nežinau, gėris, atrodo, pats dievulis vaikšto tais debesėliais iš tikrųjų. Nu, Bet čia labai emocionaliai, kelionės pirmą kartą čia Jo, skrenda. ir čia tik skrydis, jos Nu. tiek įspūdžių turi. Nu, Palauk, tai jos kol dar nusileis. pamatys, kas ten dedas. Tai bus. Kas ten? Šiaip labai keista išvežti jas į tokią egzotinę šalį iš karto, kurias nėra niekur buvus. jo. Jeigu jūs nesuprantat, aš jums visiem išversiu. Prisisakam dabar pirmojo biržų. Aš einu duris atidaryti. Man nebeįdomu. Prisiperdė čia, blėt, išsivedė. Langa. Skrydis buvo labai įdomiausiai, kad buvo O Dieve, ką Kas tu ne? darai? Intre nepažįstamų žmonių. Jin paėmė, va, močiutas tas grybelį iš restorano. Ai, nurodo čia Jin duoda bandelės. valgyt, nu. Jinai negali nedirbti. Reikia duot valgyti kažkam jai.
Valgyt, ką norit, kas nepavalgė dar šiandien, kas nevalgė ryte, davai. Aš kmynų įsidėjau, kaip tik norit kmynų. Žiūrėjom, kad tos stardesės per lėtai dirba, ne taip kaip pas mus močiučių restorane. Viskas sukasi greitai, norisi kuo daugiau viso to darbo atlikti, kad žmonėm viskas buvo gerai. Tai nuėjau. Va čia jau... Jos jau gėdos jausmą nebėra pas jas, nu. Tik pakilo. Tik pakilo. Iš karto prie darbų kažką. Jo, o tai ką jūs čia lėtai dirbat, ko jūs čia taip stabdot? Ką aš sėdėsiu, galvoju, 11 valandų, ką aš čia sėdėsiu, jeigu padėt galiu kažką. Gal aš panežiotas bandelės, tas man nesunku. Sveiki, aš esu Rokas, Oi, virtuvės šefas, myliu gyvenimą, keliones, nuotykius, šefas. Ir šią aistrą noriu užkrėsti kitus. Todėl savo mylimiausioms močiutėms padovanojau kelionę į nuostabaus grožio Zanzibaro salą. Kelionių metu planuojame atidaryti restoraną čia, Zanzibare. Kviečiu keliauti kartu su mumis. Žmogum! Laižės beveik su žmogum. Zidelė, ar tu matai, kur mes atvažiavom? Ar babos jūs matot? O tu siaubė, dar neina suvokti labai. Esi mačius palmės? Mergelė, tu esi mačius palmę? Tikrai ne. Mačius tik barokus dar. O siaubė, kaip gražu. Oi, man iš tos laimės net ir nukrito tie. Tai aš tikrai nenešiu už tai. O, jau. O, padė, $1. Jau padėt, norėjo padėt. Ir dabar, kad bus reportažas? Nu, nebeturiu lagaminą. Važiuojam. Prašom, Rokai. Va. Eina načio. Einu, ačiū. Tik elkis normaliai. Elkis normaliai išnokti. Tuos žodžius, kur sakėjai oro uoste, kai įėjom, tai čia nesakyti. Čia negali, žinok, čia sušaudėt gali. Čia nesakyti nereikia. Atsiprašau, labą dieną, mes norime užsisakyti kambarį. Viena išsiganda. Ja, jūs gal galite parodyti mums? Galite. Einam, parodysim kambariukus, jinai viską man supranta. Aha. Čia jinai varys. Visiems kambariukus mums parodys. Sako, Zitulė, tu galėsi man išversti? Jo, aišku. Eina man kambarį, tiesiog lietuviškai tą pačią kalbą šneka. Labai, pavyzdžiui, kai varydavo kažkur užsienį, nemoka angliškai normaliai. Ir aš galvoju, kaip jūs susišnekate, nes aš kai išvarau, atrodo, reikia tos anglų kalbos. Aš galvoju, kaip jūs susišnekate, kažkada mačiau, kaip mama susišnekama lygiai taip pat. Tai jo, kur lietuviškai ir jie tiesiog kažkada supranta, ką jau nori padaryti. Nes mano močiutė irgi su savo sesėm, jos dabar va yra pasinešusios. Tai sako, mes gestais, va. Taip, rodom, žuvį norėjom, kad išdarinėtum, mes va. Va taip, rodom ir padarėm mums. Aš tave užmušiu, Va, mes taip rodom ir kad mum galvas, kirs galvą. Ir padarė tą žuvį. Ir padarė tą žuvį. Nemokamai tarp kitko dar. Tai įsivaizduoji, tu viešbutį dirbi ir ateina kažkokia močiutė pas tave. 3 močiutės. 3 močiutės. Einam. Tiesiog veda. Huiznai rodo. Išveda tave į lauką ir rodo, kad nukirs galvą. O, tu siaubė. Čia grinai atostogos. Nu į roką priimkite vidų. Opa! Miegokim virgutę. Judesys. Neatrodo, aš minkštą lovą. Ant lantų žaknė. Tai mums reikės išmiegoti dar 2 savaitės. Zitelė. Čia rojus. Kas čia dabar daro? Čia rojus. Mėgaujamės. Močiutės, turėsim iš karto, žinokit, pasiruošti ir darbą. Jas čia tiesiog pigia darbo jėgą atvežėjom. What the fuck? Jiem jaučiu viešbutį barterių davė, kad valgyklai 2 savaitės padirbs Zanzibare. Pamaitinsit mūsų Stefą, ne? Cepelinukais, jiem viską padarysit. Išvirsitgi mokat, mergos. Nu, mes jums duodam pabūto, jūs padarykit valgyti. 12 valandų per dieną. Taip. 14, jeigu tiksliau su pasirašymu. Ir duosim susitokti. Susitokti. Nu, išduosim tokį nors. Galit su vietiniu susitokti. Ten jų daug yra.
Virgutė su svogūnais. Mano svogūnai lietuviški. Gerai, dabar restorano lagaminę Virgutė. Jo, tikrai. Gergau, žinok, kiek mes prisidėjom gėrio. Zita, žiūrėk, padėk man. Kad lašinė bus padėk. darbui dar viską pridėtų. Puodus ir keptuvės. Kažkuriai neleido dėtis rūbų, liepėm puodus susidėti lagaminą. Tik puodus ir keptuvės, žiūrėk, pasiėmė. Tai tavo veseliai bus šitiegi. Ir gerai. Ar turėsim iš ko? Oi, pažiūrėkit, ar sveiki atvažiavo mūsų taurelės. Mūsų taurelės cari... Oi, kaip faina. Pasakė carinės ir pats abejoja, ar gali per teliką taip sakyti. Viską, nu ką, žinokit, saugiai viskas atvažiavo. Saugiai. Vyra, visiems padalinsim, pavaišinsim. Mes atskridom su kokiais puodais cepelinam virt, Virgutės cepelinam virt. Ne, čia tikrai jas išvežė darbui konkrečiai. Pilnai. Su visą įrangą atvežė. Už laimingą. Rokai, ačiū. Už laimingą kelionę. Tu šnapsė gerti, vėl visi pažiūrėk. kartu. Aha. Arba vandens Bus įsipylė. bairių. Tai ką? Neleido Rokas Jo. gerti, jai tikrai neleido Zitulė, Rokas tu gerti. dabar dar biški ne. Žiūrėk, Zita, sutarėm, kas trečią šotą tu geri. Jo. Nes Nes kitaip prasidės čia vėl bus, nesąmonės. Vėl šoksim baltų, kaip tada, kad šokai Palangoj prie jų. Mane virtuvį papjaut norėjai. Atsimeni? Atsimeni, taip rodė man. Taip, tai aš gerai, tai aš norėjau žuvį galvą nukirsti. Nebūčiau papjauvis, kas tu yra. He, Zita tokia girtamas. He, Rokai, kyrė. Taigi nebūčiau. Ką čia pjaustai, ką čia Tu pjaustai. irgi mąstyk biški su Nu, galva. ta biškį, Durnius, biškį. durnelį. Dar yra nelabai suvokiama, kur esu. Kodėl man gerti neleidži? Na jo, man nesuvokiama yra. Aš atvažiavau pabūt. Man neleidžia gerti. Tiesiog bėga ašaros. Esu iki čia užpildyta dėkingumo jausmu. Degtinė. Pirmą dieną Zanzibarė aš iki čia degtinė užpildyta. Ir esu labai dėkinga, kad aš atsiradau močiučių restorane, kad aš tenai dirbu, kad mane įvertino ir mane išvežė į tokią kelionę, kurios tikrai pati... Nes praeitą kartą, kai Sibirė buvau, nelabai patiko. Kelionė kažkaip galva. Nepatogu, blemba. Dabar mes keliausim susipažinti su visų miesteliu, kur mes gyvenam. Jūs dabar Klūlės, turit bičas, susipažinti, vėl. kaip jie Oi, gyvena, bet čia kuo jie daugiau, žiūrėk. kvėpuoja. Kiek čia tų močiučių? Pasijungė. Susidaugino. A, jos irgi lietuvės? Čiūka, ne, čia. Pala, gal- bet jos nesu šito maikėm. Nu, Jos čia jau tiesiog. prašalaitis Šitą nelietuvė tikrai. čia prašalaitis kažkoks. Įsimetė tiesiog. Įsimetė į valį. Nu, belekai linksmai čia viskas atrodo. Žiauriai. Grožis paveikslai, pažiūrėk, kokie Aš galvoju, kad jie čia spausdinti. Ne, matai, pieš. O jie tu kaip čia? Nepastebimai labai. Viskas čia pasistėbi, pažiūrėk į dantis jų. Sako, jie tokie nepastebimi. Ne, pažiūrėk į dantis jų, sako. Leis. Gerai, čia. Bet močiutėm galima. Ne, močiutėm pilnai. Močiutėm pilnai galima. Pilnai galima. Op, biški. Opa. Oik tu. Wow. Pažiūrėk, Ui. kaip jis čia. Tokie užvedanti bakuriukai tenai, sako. Cirkas. Jie tiek Bet yra jie čia tiesiog įsitreniravę, jie tiek yra susirinkę. saltų išmoko. Aš parodžiau lietuvišką saltą, jeigu... Kulverstį. Kulverstį, jo. Saltai tokie mūsų amžiui. Opa. Tiesiog, vau, iš karto akių kontaktas su vienu vyriškiu. Man Okay. čia reikia santokos trečios. Zitulė, tu tik ramiai, bet... Turi Be brolių nesąmonių. Ir pusbrolių turi gražių. Ciao. Visiems. Va. O jis labai nori manęs. Sėdi su planšetė, atsidar. Nusitulė pašlutė kokia. Zitulė yra Oi, tokia jinai. įsijautus. Jinai su vienu tikslu čia važiavo. Šiaip jai nesvarbu, ta visi ten Bet jam hobiai. Pala sakė, kad lyg ir vyrą turi dabar. Antrą. Aš supratau, kad turi. Tai... Ai, nebus, kas susipyks pas
sakai. Kas vyksta Zanzibare, lieka Zanzibare. Tik tai, kad paskui transliuoja per telką. Juodoji našlė, du mirė. Du krito. Jisai Bus trečias. Ai, tai jinai gali išlakstyti. Viskas gerai, tada Zitulė, tu lakstyk. Lakstyk, tu Lakstyk, tu lakstyk. taip, kad atlaikytų. She said that she had already 2 husbands, they all dead. Me, I can have 4 women. Ai, jis sako, So 1, 2, 3, I need 1 more. jie gali čia turėti 4 žmonas. 4. Bet aš iš karto klausiu, kelinta būsiu žmona. Niekada nenoriu būti paskutinė. Sako, šiaip aš dar nevedęs, būsiu pirma. Nu, man visiškai okei. O kaip materialinė padėtis jo? Material... Aš šito nenorėjau klausti, aš ant bajerio. I have 10 euro. Aš nenorėjau klausti, ką jūs daro, kodėl jūs verčiat. Neverskit šitų sakinių. Aš ant bajerio. Ai, turi katamaran, Zitulė. Restoraną atidarinėsim, katamaranė bus ant vandens restoranas. Jis turi šitą restoraną. Neturi, padarysim, kad turėtų. Gerai. Gorka! Gorka! Oi, bučiuosi tai. Karti, reiks bučiuotis. Šviesis jaunieji, tai bus saldi. Atstumė, Zita. Negerai, pabučiavai. Aš galvoju, kad tik nebūtų. Nu, jin ramiai atsisės negali. Jau darbas, lieps dumblius. Jo, dumblius dabar rinksit. Namukė turiu daržą, bet aš gyvenime nebuvau mačiusi, kad žmonės turi daržą vandeninį. Augalai auga ant virvių. Padėk. Įkrenta ten tos moterytės. Nerušik, Jėzus, Marija atvažiuoja visokių čia. Ta neprinokė šitie. tą vandenį ten, žodžiu, iš tų dumblių daro malą tenai. Buvome ekskursijoje šiandieną ir matėm, kaip ten yra gaminamas tas muilas ir dar įsitikinom, kiek mes gerai gyvenam. Aš tai supratau. Jeigu tu nesupratai, aš galiu. Aišku, kad supratau. Zita viską supranta. Išversti jums. Jisai labai blogai mums viską pasakojo. Taip, taip. Bet jis pažada pasitaisyti. Bus viskas gerai. Va. Jo, mama, jis mato. Hakuna matata. Bus viskas labai gerai. Hakuna matata jums sakė? Ne, jisai taip sakė. Va, imlus. Mes aušriukai labai negalim daug ant jų varyti. Jie labai... Blet, jeigu Zita kažką ramina, jau tai jau tikrai kažką blogo pasakė, tikrai. Man atrodo, tas Hakuna Matata galėjo šiaip išžeist. Čia toks ganėtinai. Jūs labai jau nevarykit čia ant jų, jau nėra. Žiūrėkit, nesakykit, nes aš galiu išversti, sakė, mumis nužudys. Dabar šiandien. Tai va taip. Nesiparinke. Hakuna Matata Zanzibar. Hakuna Matata nesiparinke. Viskas bus tobula. Taip? Taip. Ačiū. What the fuck? Nebešnekas. A tu matai, kas daras? Viskas, žinokit, kebra, dabar... Bėgam. Dabar tai bėgam. Va dabar tai greitai. Įsitilė čiūk savo lagaminus, visus Čia bėgam. daugiau nebeinam. Viskas, mums viskas. Nebegrįšim. Tu matai, Mumis išbandė. tu matai, kas čia daros. Mumis jau nuotrauka priklijuota, juodą sąrašą mes nebeisim, žodžiu, aš tiek galiu išversim dabar. Zanzibarė visiškai lietuviškai kalba. Ir viskas supranta. Jau persigandus. Persigandus, Nes jau galvoja, kad rimtos tokios. Nes jin tikrai žiauriai daug apkalbinėjo. Ką tik sakė, kad jų nesimato, pažiūrėk jų dantis. Viskas. Bėgam. Aš turiu čiulpinuką rakutę. Ir aš vaikam ten dalint tokį kažką, dalykėlį, jis saldainius. traškėjo. Iš visų kampų pradėjo lysti vaikučiai. Eina savo. Wait. Eik tu. Šitam mažiukui, duok. Šitam mažiukui. Jie lenda iš kur.
Eik tu. Vieną po vieną. Snail, tu nutvėrė. Labai buvo nuostabu. Atein čia atiduoti saldainį. Atein čia. Vėjas. Zita po visą Zanzibarą vaikus. Duok saldainius. Palauk. Blet per ranką. Palauk, nekišk. Su rankšluočiu, blet per veidą šluopiu. Kaip pas močiutį į virtuvę ateini. Jo. Taigi karšta. Bandai iš lėkštės paimti. Blet. Svečių dar nėra. Tik. Vieną vaiką, ramiai vaikai, ramiai. Nesupranta. Visi vienodai jie man. Neskiriu aš tų vaikų jau, kuriam daviau, kuriam nedaviau. Jie iš naujo eilę ateina. Perkandė sistemą. Ir vienam vaikui aš nieko neturėjau ką įduoti, tai įdaviau paprastą iš saldainių Maišelį. Tiek džiaugiasi, aš jį stebėjau su tuo maišeliu, kad nors tik maišelis. O cigariuką jau matau Zita pasiems. Jų žaislai tokie. Bambaliai tušti. Nu gerai, čia liūdna. Liūdna. Čia jau liūdna. A girdi, su jais nieks neužsiema. Labai yra graudu matyti va tokius vaikučius. Tik esu labai laiminga dar, kad mūsų vaikai to nemato ir anūkai taip negyveno. Iš tikrųjų, mano anūkėliai, Barbora, Leonas ir Dominikas, jie yra pertekę visko va tiek. Ir dar kai ko, nu, nežinau, jie pamatytų tų vaikučių gyvenimą. Nu, sakau, labai, žinokit, tiesiog, vat, aš esu tokios širdies, aš paimčiau anus visus su savim. Į restoraną. Tačiau, kad jie man darytų. Į močiučių restoraną, ką patir. Kad jie ir valgyti jiems visą. Nu, palemba jo, aš tikrai močiutėm, tai čia dar daugiau širdis. Jo, mums tai žinai. Nes jos nori maitinti. Nu, mes dar tokie nedėkingi. Mes nežinom, kas yra meilė vaikui. Šiaip jo. O jos žino, tai jam dar skaudžiau turėtų būti. Are you get it? Ne, bet tik tai kapoja. Kokosų darbuotojas. Nežinau, Zita pripasisai. Labai nusivyliau. Greičio nebuvo tokio, kaip pas močiučių restorane. Galėtų greičiau truputėlį, jeigu mes restorane taip dirbtume, tai pusė klientų tikrai išeitų iš eilės. Tai eilė būtų iki Iki basankės eilė būtų. Ta lentelė ne kažką. Ne kažką ta lentelė. O ta jų vadinama lentelė buvo iš dėžės ir jie buvo vartaliojama, kad per tą visą žvyrą ir vėl toliau lupo, bet vis tiek turėtų būti. Higienos reikalauja tenai, reikalauja. Nereikia per traukėlių dirbti. Dirbam. What? Dirbam. Judam, nu greičiau. Mes turim dar... Mes mums šiandien... Varom. Mūk. Nu, aš tikiu, kad močiutės gal darbčius yra, bet... Bet aš abejoju, kad jas kokos iš jūs nupjautų, žinai. Nereikėtų gal taip skubinto. Nes vėl Zita verks paskui. Vėl verks, kad supranta lietuviškai kažkas. Oi, toj bus. Cepeliną, daryk cepeliną, greičiau, aš noriu cepeliną. Paskui tas bičias sakys, ko jis man aiškina ir lietuviškai, ir jinai, varom, bėga. Kekė bananų. Aha, to. Ai, greičiau. Visą kekę bananų. Šitą mums dovanų. Dovanų. Visą ir bėg. Ir bėg, imk ir bėg. Dabar jau kojas, Zita. O dabar tai tu varyk. O bananą užriukas davė paragauti, tiesiog aš jį mėgavausi taip. Kaip mėgavai, Zita. Tai žydama jį Dar kartelį. Paragauti, tiesiog aš jį mėgavausi taip. Tai žydama jį mėgavausi. Labai juokingos inscenizacijos. Po pasimatymo draugiam pasakoju, kaip deitas praėjo. Ir mes grįžom pas jį ir aš. Aš mėgavausi. Norėčiau Zitas kaip draugas, kad man pasakotų tokius. Žibelė kaip malodės. Nu, Aš dabar, jeigu vasarą į Palangą nuvarysiu pas jas, aš pasakosiu jom. Jo. Aš žiūrėjau. Jo, varysim pas Zitą tikrai. Jėvutė, prašau. Eik, tu naja, kad trūko. Čia Bet geras. ne geras, o super geras. Strong and grynas kokosas. Jin ten dasipylus dar kažko. Jin tikrai dasipils, šlaškutė tikrai yra atsinešus.
Strong. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Patiko šiaip visai močiutės. Fainos močiutėlės. Nežinau, ar pratęsim biškį, gal pradžia lietoka ten buvo, tokia daug pasakoja, gal vėliau pasikurs, bet mes nemėgstam pratęsti tą, ką žiūrėjom, nes visą laiką dar skirtingai. tą, mano vyras gali gal dar grįžim, jeigu norėsit. Nu jo, davai parašykit komentarus. Ar norit tos antros dalies? Jo, antros dalies. Ačiū labai, kad žiūrėjot, ačiū labai močiutėm, linkim didžiausios sėkmės jom ir jų verslui. Varykite močiučių restoraną, labai fainos. Ir susimatysim kitam reaguojam video. Yes, goodbye. Goodbye.